Trečiąją Mercedes-Benz E-klasės kartą gamintojas ketvirtosios kartos modelių pakeitė 2009 metais. Štai šis automobilis buvo gaminamas iki 16 metų. Mercedes-Benz modeliai istorijoje buvo tai apvalūs, tai kampuoti. Prisiminkime 123 kėbulą, jis buvo ganėtinai apvalus, paskui 124 Mercedesas, kuris buvo šiek tiek kampuotesnis. Su štai šiuo modeliu gamintojas vėl pabrėžė šiokius tokius pokyčius savo DNR. Jis yra gerokai kampuotesnis negu kad ankstesnės kartos E-klasė. Tai vidutinio dydžio prabangus sedanas, kuriame elegancija, dinamika bei prabangumas sumaišytas kone tobulai. Kiekvienam vairuotojui patiks ir šio automobilio siūloma dinamika, tai yra įsibėgėjimas iki 100 km/h arba didelis maksimalus greitis, taip pat ir puikiai įranga ir be abejo tylus jo charakteris. Ketvirtos kartos Mercedes-Benz E-klasė automobilio pramonėje žinoma ir dėl itin brangaus savo atnaujinimo. Jeigu gamintojai skiria maždaug milijardą eurų naujo modelio išleidimui, tai šis modelis 13 metais buvo atnaujintas ir jo visa gamyba kainavo kone milijardą eurų. Atnaujinti modeliai yra gerokai modernesni ne tik savo stiliumi, bet ir labai gausia išmanaus saugumo įranga. Nauji tokie automobiliai buvo tikrai nepigus. Juos įpirkti galėjo nebent verslo atstovai ir visą tai puikiai atspindi šio automobilio salonas. Medžiagoms bei jų kokybei tikrai nepagailėta pinigų, visos jos yra minkštos ir labai kokybiškos. Šio automobilio funkcijų valdymas nestipriai skiriasi nuo kitų panašios klasės automobilių. Visi mygtukai spaudžiasi patogiai, ergonomika vidaus yra puiki, tačiau šioje vietoje nesurasite pavarų perjungimo svirties. Ji yra štai čia. Kitas įdomus momentas tai yra rankinio stabdžio svirtis. Čia nėra nei mygtuko, nei rankenos. Kaip užtraukti rankinį, tą reikia padaryti su koja, kaip jau įprasta kai kuriuose Mercedes-Benz automobiliuose. Ar tai patogu, spręsti jums. Pažiūrėkime, kur galima susidėti daiktus. Štai. Taip elegantiškai atsidaro štai ši daiktadėžė. Čia tikrai tilps vandens buteliukas, piniginė. Galima įsidėti ir telefoną. Tiesa, vandens buteliuką galima įsistatyti ir į štai šį puodelių laikiklį, vieną iš dviejų. Tačiau čia taip pat yra ir kompaktiška daiktadėžė. Jinai turi du skyrius. Į vieną galima pasitalpinti visokias knygutes apie automobilį, į kitą galima įsidėti taip pat vandens buteliuką. Vandens buteliukas dėja keista, bet netilps į štai šią pagrindinę durų kišenę. Ji yra paprasčiausiai per maža. Įsitaisyti paskui vidutinio ūgio vairuotoją šiame automobilyje tikrai paprasta. Čia yra labai patogu, kojas galima ištiesti, jos prisispaudžia štai apatinėje vietoje. Turime pakankamai vietos ir keliams, ir galvai. Tiesa, čia yra transmisijos tunelis, dėl to per vidurį sėdinčiam keleiviui nebus taip patogu. Tačiau keliaujant dviese galima pasidėti štai tokį patogų porankį, kuris negana to atsidaro. Čia tilps ir jūsų piniginė, ir jūsų telefonas, o taip pat ir yra pora puodelių laikiklių. Vandens buteliukas bus nestabilus, tačiau kavos puodeliai idealiai. Ketvirtos kartos E-klasės Mercedes-Benz yra erdvus ne tik viduje, bet ir bagažinėje. Atidarę bagažinės dangtį turime gana erdvų įėjimą į bagažinę, taip pat turime pasiekti daiktus, kurie gali būti patalpinti labai giliai, o negana to, čia yra ir dvigubos grindys. Galim išsitraukti vandens buteliuką, nors turbūt nieks jo ten nesivežioja. 2009-2016 metais gaminta ketvirtos kartos Mercedes-Benz E-klasė yra puikus pasirinkimas ne tik verslininkams, bet ir paprastiems vairuotojams, kurie dažnai ilgas valandas praleidžia prie automobilio vairo. Šis automobilis vienu metu gali būti ir sportiškas, ir itin komfortiškas. Kiek teko girdėti iš kitų nuomonių, iš kitų servizo remontų, tai apie benzininius variklius kalbant pasitaiko grandinių problemos. Galbūt dėl neprižiūrėjimo, dėl alyvos nekeitimo arba savaiminių išdilimo grandinės pasidavė ir jas pradeda barškėti, jas reikia keisti. Kas svarbiausia atkreipti dėmesį prieš perkant į tokį automobilį, apie variklį šnekant, tai ar nėra alyvos nuotėkio, kaip veikia visos variklio sistemos, ar nėra užsikimšęs kietųjų dalelių filtras, kaip turbina veikia. Reikėtų pasitikrinti rimtame servize, kurie specialistai nusimano šios automobilius ir gali apie juos daug ką pasakyti, papasakoti ir tinkamai patikrinti prieš perkant. Su laiku automobiliai
pavargsta ir orinės pakabos taip pat kenčia nuo to. Ir jas remontas yra žymiai sudėtingesnis, žymiai brangesnis ir prieš perkant automobilį su orinė pakaba reikėtų įsivertinti tai, kad remontas yra nepigus. Jeigu norite pamatyti daugiau naudotų automobilių apžvalgų, užsukite į Autoplius.lt YouTube akauntą ir prenumeruokite šį kanalą.